Pixel Shiftas. Kas čia per technologija ir kuom naudinga? Na, realiai aš čia daug dviračių neišradinėsiu, yra Nikono geras puslapis, kas suprantat angliškai. Grubiai tariant, esmė yra tokia, kad išnaudojamas vaizdo stabilizatorius ir turbūt šitas paveikslėlis yra pats įdomiausias. Ir, žodžiu, jutiklis yra pastumiamas pro pusę pikselio. Ir kai mes pastumėm į viršų, pastumėm į apačią, pastumėm į kairę, pastumėm į dešinę ir kiekvieną kartą nufotografuojam vis naują kadrą, gauname sukombinavus, tarsi mūsų jutiklis turėtų dvigubai daugiau pikselių. Ir kai turime dvigubai daugiau pikselių, natūraliai mūsų vaizdas pasidaugina iš dviejų. Tai paskui tos gautus vaizdus sukombinuojame su NX Studio, atsirado nauja funkcija, ten ta Pixel Combine. Ir tokiu būdu atseit gaunam tokį kaip ir nemokamą telekonverterį. Bet, kaip visada, nemokamas sūris būna tik pelėkautose. Tai aš pamėginau tokiom realiom sąlygom pafotografuoti su to Pixel Shiftu, nes be abejo, namie laboratoriniam sąlygom ar studijoje kur nors, pavyzdžiui, makro fotografuojant, iš principo šitas dalykas veikia puikiai, kaip sakykime, visiškas telekonverteris, bet man buvo labai įdomu, kaip jisai veiks lauke, nes nepaslaptis, kad aš fotografuoju įvairią architektūrą ir čia fotografuojant architektūrą tie papildomi megapikseliai, tai reiškia, jeigu Nikonas turi Z5 II 20 megapikselių, tai mes gauname beveik 100 megapikselių failą. Tai žodžiu, pajudinais tą jutiklį, sukombinuojam ir turėtų būti idealiu atveju koks nors geras vaizdas. Įsivaizduokim, kad turim čia tokį siužetą. Čia matot yra paliktos kopėčios kažkokiam saite. Kažkoks čia mums balandis tupi, mums čia labai įdomu. Mes dėl kažkokių priežasčių norim pašnipinėti čia šito operatoriaus, net nežinau kurio čia, kaip, pavyzdžiui, sujungti kabelį. Čia yra originalus failas, tiesa, fotografuota yra su crop objektyvu. Tai kadangi su crop objektyvu, tai automatiškai Nikon Z5 II persijungia į mažesnio jutiklio režimą. Ir čia maždaug yra kažkur 16 megapikselių nuotrauka. Mes kažką čia matome, bet, neypatingai. Tai įdomu dėlį aš pabandžiau nufotografuoti šitą patį siužetą su įjungtu Pixel Shiftu. Panaudojau patį pigiausią aliuminį trikojį, kad nebūtų jis ten koks nors super stabilus, nes man irgi buvo įdomu, kiek pačio trikojo vibracijos, o metaliniai trikojai mėgsta pajudėti, kiek turės įtaką šitam Pixel Shiftui. Ir kaip tik čia patogiai yra visokie balandžiai, kurie juda, medžiai. Buvo įdomu, kiek iš tų judančių daiktų, kurie natūraliai sukuria kaip ir klaidas šitam algoritmui, kuris sujungia, kas čia gausis ir kiek tų klaidų pridarys fotoaparatas. Ir dar palyginimui pabandžiau įtraukti 16 megapikselių muilinę Nikono, kuri turi optinį didinimą iki 1000 mm ekvivalento. Tai pasižiūrim, kas čia gavosi. Gavosi tam tikrą prasme šiek tiek netikėtai. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm, taip iš pirmo žvilgsnio, čia šitą užgesinsim, iš pirmo žvilgsnio gavosi visai neblogai. Jeigu žiūrit per telefoną, tai tikrai jokių skirtumų nematysit. Lyg tai visi tie trys vaizdai, jie daugiau mažiau panašus, bet kadangi mes su Pixel Shiftu fotografuojam būtent, kad mums reiktų pašnipinėti, kažką norim pamatyti labai konkretaus, tai galim pasižiūrėti, kas gavosi, tarkim, su balandžiu, kuris juda čia dabar yra 60%, tai pasididinam iki 100 maždaug ir pasižiūrim, ką mes čia gavom. Čia matome originalų vaizdą, kuris yra, taip sakant, su to tupinčiu balandžiu, kaip matote, ant 16 megapikselių, stipriau padidinus, jau pakankamai išplaukęs. Čia matome Pixel Shiftą. Iš čia galima pasakyti, kad mūsų trikojais vis tiek nuo vėjo šiek tiek judėjo. Ir dar labiau padidinsiu, kaip matome, atsirado daugybė tokių dantukų. Galbūt spausdinant nuotrauką tie mūsų dantukai visi išnyktų,
nuo spausdintuvo, nes čia vis tiek po pikselį dydžio, nieks taipgi nežiūri. Tačiau jeigu mes esam šnipai ir mums rūpi pažiūrėti kažkokias tai labai svarbias mums čia detalės, na tai nieko gero. Reiškia, ir gaunasi toksai dalykas, kad netgi kopėčias mes galime žiūrėti, bet balandžio gavosi kažkokia spalvota dėmė. Ir iš šitos dalykus reikia atkreipti dėmesį, kad tikrai nėra tie nemokami pusryčiai. Palyginkim kaip muilinė. Muilinė, aišku, yra apribota difrakcijos, bet iš tiesų, jeigu lyginti kažkokius tai kontūrus daiktų ir atpažinti, suskaičiuot mums čia kažkokius laidukus, na, iš tikrųjų, su muilinė kur kas geriau. Matome kažkokias struktūras ir taip toliau. Čia, aišku, kažkoks kitas matyt paukštis nutupė tuo metu. Galime, pavyzdžiui, apžiūrėti šitą jutiklį. O čia matom kažkokią neaiškę formą. Nu, aišku, jinai šiek tiek panaši. Bet, tačiau su ta pačia muilinė, net per jos tą difrakcinį rūką, na, mes galime žiūrėti, kad čia, pavyzdžiui, yra 2 skylutės kopėtėlėse. Čia neaišku, ar čia logotipas, ar čia skylutės. Na, fotografuojant su nedidelė raiška, 16 megapikselių, nors objektyvas gana aštrus, kaip matom, mes čia iš vis nesuprasim, čia skylutės, neskylutės, be tos skylutės gal geras yra palyginimas. Čia, jeigu nežinotumėm, irgi nepasakytumėm, kad čia 2 skylutės, o muilinė labai aiškiai parodė, kad čia yra, kaip sakyti, 2 skylutės. Taip, kad nepaisant muilinės optikos trūkumų, kaip matome, na, tarp 900 ir 1000, tai čia praktiškai skirtumo didelio nėra. Bet kaip matom, muilinė vis tiek laimi ir iš tikrųjų realiom sąlygom to pixel shiftu pasinaudoti nėra lengva ir tai nėra tas dalykas, kuriuo galim taip iš karto pulti ir naudotis. Ir tiesiog pasitikėti. Kaip sakant, tai nėra tai, kad nemokamas ir nulinio svorio telekonverteris kuprinėje. Vis dėlto, jeigu kažkokia atsakingesnė nuotrauka, kur tikrai reikės kažkokių detalių, tai vis dėlto arba geriau pasimti objektyvą su daugiau zoomo, arba telekonverterį. Na, o jeigu jau nešamės įrangą ir planuojam fotografuoti su pixel shiftu, na, tai turim pasirūpinti, kad nebūtų vėjo ir kad mūsų trikojus būtų geriausia karboninis, kažkoks labai stabilus. Aš turiu karboninį trikojų ir aliuminius. Tai iš tiesų, jeigu aš būčiau čia fotografavęs su karboniniu trikoju, greičiausiai šitų judesių nebūtų, šitų mikro judesių. Nes aliuminiai kažkaip jie iš savęs turi tą vibraciją ir jeigu jau tikrai ant didelių zoomų fotografuojam, ten nuo kokių 500-600, vis dėlto geriau yra trikojus karboninis. Tai žodžiu, tas pixel shiftas, nors ir įdomi funkcija, fotoaparate, tačiau tikrai nėra ta, kuria galėtumėm pasitikėti lauko sąlygom. Jeigu mes, pavyzdžiui, fotografuojam kažkokį makro ir mums nereikia vaizdų stekuoti, tai yra fotografuoti kelių kadrų, tai, manau, pixel shiftas yra labai geras dalykas, nes, sakau, tiesiog turim automatiškai dvigubą vaizdo didinimą ir jeigu mūsų kadras, turi naudos iš to, kad mūsų bus vaizdas 2 kartus padidintas, na tai tiesiog puiku. Namų ar studijos sąlygom nuostabi funkcija, bet lauko sąlygom, architektūrai dėja. Tam tikra prasme šiek tiek esu nusivylęs. Be abejo, gal kažkieno kito yra, kaip sakyti, geresni įspūdžiai, bet pasižiūrėjau internetą šiek tiek, pažiūrėjau YouTube'ą, kad nemažai žmonių vis dėlto susiduria su tuo, kad trikojus vibruoja, pats aparatas šiek tiek vibruoja ir jeigu šitie, zoomas išties didelis, pritraukimas, vis dėlto nusileidžia, net ir tokiai paprastesniai optikai. Tai tai tiek apie tą pixel shifto tokias realiom sąlygom testą.